Jei tu kaip ir aš ieškai pašaukimo ir savo tikrojo gyvenimo kelio, leiskis į nuotykį jūroje. Buriavimas jachta kaip niekas kitas patikrina tavo gebėjimus kaip asmenybės, kaip profesionalo ir pamatysi, kokie yra platus tavo gebėjimų horizontai. Patikėkit manimi, mes kiekvieną dieną susiduriam su iššūkiais ir tik čia atrandam naujas savo žmogiškasias savybės. Ne tik kaip profesionalus savo darbo srity, bet ir kaip žmonių, nes tenka bendrauti ir dirbti su visiškai nepažįstamais žmonėmis atšiauriomis sąlygomis. Čia jūroje, kaip niekur kitur, mes turime puikią galimybę suformuoti nuostabią komandą, nes esame patikrinami iššūkių. Koks yra nuostabus jausmas laikyti vairą savo rankose ir kontroliuoti tą didžiulę baltą jachtą ir kai niekada to nesi daręs ir kada tavo tokiose rankose galybė, bet kartu ir atsakomybė už komandą, už žmonės, kurie yra tuo metu kartu su tavimi ir tu stengiasi iš visų jėgų padaryti tai, ką tu gali geriausia. Ir kas nutiko šiandien, atsiminsiu visą likusį gyvenimą. Jūra kartais gali būti nenuspėjama, jūra audringa ir jūra yra gyvenimo mokykla. Toje gyvenimo mokykloje galima išmokti visko. Komandos valdymo, vertinti draugystę, vertinti bendravimą, išmokti pasitikėti žmonėmis ir jais pasikliauti. Iš tikrųjų toks projektas kaip Voyage iššūkis, Voyage Challenge suteikia galimybę į vieną komandą susiburti žmonės iš visiškai skirtingų sričių. Mes turim inžinierius, fizikus, vadybininkus, marketingistus ir jeigu ne šitas projektas, tai visiškai nebūtų galimybės atsidurti visiems vienoje vietoje ir suburti iš tikrųjų nuostabią komandą. Kai priėmiau iššūkį dalyvauti Voyage projekte, pagalvojau, kad tai bus vaikiškas, nuotaikingas nuotykis. Niekada netikėjau, kad įmanoma per 2 savaitės suformuoti verslo idėjas ir dar pasiruošti pristatymui verslo idėjos investuotojams. Bendravimas su skirtingo pobūdžio verslininkais, su pačios organizacijos Avio Pizza, kuri yra antimafinė organizacija, iš tikrųjų leido susipažinti su pačios Italijos, ypač Sicilijos verslo sritimi, kultūra. Ir iš tikrųjų, kas sužavėjo tai, jog žmonės, verslininkai iš tikrųjų nebijo kalbėti apie problemas savo šalyje. Ir jos iš tikrųjų yra svarbios ne tik tenais gyvenantiems žmonėms, verslininkams, tačiau ir tokiems kaip mes, kurie stengiasi kurti tarptautinius verslus, ieško naujų rinkų. Ir žinios, kurias suteikia būtent vietiniai verslininkai, vietinės tos įžvalgos mums iš tikrųjų yra be galo vertingos. Voyage projektas kuria didžiulę išliekamąją vertę. Kaip dažnai, besiekdami savo užsibrėžtų tikslų, mes ieškome pasiteisinimų. Kad neturime laiko, esame pavargę. O kai patenki į tokią aplinką, kai turi labai limituotą laiko atkarpą, per kurią norisi padaryti daug labiau, šitų pasiteisinimų nebelieka. Miegam po 2-3 valandas per parą, nes norisi ne tik išgeneruoti verslo idėją, bet dar ir pasidžiaugti nuostabia mūsų supančia gamta ir vienas kitu. Aplinka, sėdėti namie ir kažką atrasti knygose tikrai nėra tas būdas, kai gimsta didieji verslai. Mano manimu, čia susitinkant, išklausant sėkmės istorijų, žvelgiant į jūrą, gali padaryti didžiuosius atradimus. Keliaudamas žmogus įgauna daug puikios patirties, gali daug išmokti ir grįžti turtingesnis. Paties projekto mintis, jog keliauti, mokytis ir vystyti verslą būtent tokiu būdu yra iš tikrųjų nuostabus būdas tai daryti. Iš generavimų sugalvojame stiprią idėją, tikime ją visi. Visas pastarąsias dienas vyko tos idėjos gildenimas, tu su ta idėja keliesi, tu su ta idėja valgai pusryčius, tu su ta idėja eini miegoti. Komanda turi turėti bendrą tikslą, bendrą idėją, viziją, misiją ir ją tikėti, būti entuziastingi apie ją. Manau, mums neblogai pavyko susidėlioti savo mintis, susidėlioti savo planus, strategiją, kaip mes visą tai įsivaizduojame, tai dabar reikia ryžto ir žengti toliau pirmyn. Labiausiai noriu padėkoti Simonai, išskirtinės idėjos autoriai. Ji dalinasi su mumis savo patirtimi, kurios turi labai daug ir labai įdomios. Jis tikrai labai padeda mums žengti visą šitą idėjų, verslo generavimo linkme, atrišti tuos mazgus, kur kartais užkliūname. Ir tai tik yra didžiulis įrodymas,
kaip kiekviename kelyje svarbu turėti žmogų, kuriuo labai pasitikė. Simona yra labai teisingam kelyje ir Voyage projektas, su jos pagalba mūsų verslo idėja šaus aukštyn. Šią savaitę turėjau progos pažinti save. Ieškojau savęs ilgai ir būtent komandiniai žaidimai, nepatogios gyvenimo sąlygos, bet to pačiu ir visa užburiantis grožis, gamtos didybė, banguojanti Viduržemio jūra, saulėtekiai, saulėlydžiai, nuostabi komanda, profesionalūs kapitonai vedantis mus į priekį. Visa tai leido išgryninti tikrasias vertybės. Noriu padėkoti kapitonui Sauliui ir Pauliui už tikrai labai gerus mokymus, už patarimus, už griežtą tvarką. Manau, kad visai komandai tai buvo didžiausias iššūkis, man asmeniškai tai didžiausias iššūkis gyvenime ir dedu didžiulį pliusą.